Apžvalga. Turime jau ilgą laiką rinkoje esantį telefono modelį Huawei U8500. Modelis yra vienas iš pigiausių Android telefonų šiuo metu esančių Lietuvoje. Turbūt kažkokio konkurento tiek kainos atžvilgių, tiek funkcionalumo tai neturi. Tokį telefoną mes rekomenduotume žmogui, kuris galbūt niekada nėra susidūręs su Androidu ir tiesiog norėtų išbandyti kažką naujo, tarkim, pasikeisti telefoną nuo tradicinės kiekvienam lietuviui Nokijos ir pereiti prie jau išmaniojo telefono. Šis modelis kuo išskirtinis ir kuo skiriasi nuo standarto, tai, kad jame yra įdiegta Android 2.2.1 Frojo operacinės sistemos versija, kuri leidžia iš telefono išgauti daug daugiau funkcijų. Štai 2.2.1. Viena iš geriausių funkcijų, mano manymu, šiame telefone atnaujinus jį yra Tethering and Portable Hotspot. Kas tai yra lietuviškai? Tai yra bevielė stotelė. Jūs galite naudoti savo telefoną kaip bevielę stotelę ir jis bus jums kaip 3G modemas ir iš kurio jūs galėsite dalintis internetą į keletą kompiuterių. Štai ta funkcija, galima tiesiog paspausti ir ją aktyvuoti. Tiesa, šiuo metu nėra SIM kortelės, todėl mes nejungsime šios funkcijos. Kaipgi atrodo pats Androidas ir visa vartotojo aplinka? Tai Android vartotojo aplinka yra nuogas plikas Androidas be gamintojo patobulinimų, tačiau tai leidžia šiam telefono modeliui suktis labai greitai ir jame yra, priminsiu, kad jame yra procesorius su tokiu dažniu kaip 582 MHz. Bet kaip tokiam modeliui to tikrai pakanka ir leidžia mums naudotis visomis funkcijomis. Štai kaip atrodo skambinimo aplikacija, skambučių registras. Šis telefonas tik yra atnaujintas, tai dar jame kaip ir nėra kažkokių labai daug įrašyta aplikacijų. Naršyklė, naršymas, štai Google. Galime pabandyti atidaryti kitą tinklalapį, kad ir Delfi. Taip, reikėtų mums įjungti iš tiesų internetą per Wi-Fi tinklą. Štai mes pasirenkame, yra valdiklis labai patogus, kurį aš naudoju kiekviename Android telefone, kuris leidžia valdyti visus kaip ir energiją eikvojančius arba naudojančius įrenginius, Bluetooth'as, GPS-as, sinchronizacija. Taigi įjungiau aš Wi-Fi'ų, dabar pabandysiu prisijungti prie interneto. Štai svetainė Delfi LT. Matome, kad atidarinėja pilną svetainės versiją. Šis telefonas nepalaiko vadinamojo multitouch, tai yra 2 pirštų paspaudimo ir visų tų funkcijų, kurios su to susiję, bet artinti ir tolinti puslapius mes galime su apačioje esančiais didinimo ir mažinimo kaip ir mygtukais virtualiais. Tai štai galime panaršyti. Aplikacijos vėlgi yra standartinės. Galime pasižiūrėti, kaip skrolinasi, tai yra vaikšto aukštyn žemyn. Standartinės Google aplikacijos, žemėlapiai, SMS žinutės. Dydį galima palyginti galbūt. Pats, beje, dar priminsiu, kad pats jis turi tokį kaip dabar trackpadą, lietuviškai net nežinau, kaip vadinasi šitas dalykas ir galime štai mes tiesiog braukydami pirštu eiti per darbastalius arba per aplikacijas. Taip, o patys mygtukai yra fiziniai. Tai apie dydį dar norėjau pasakyti, tai turime mes ir Incredible S, šis mažylis šiek tiek mažesnis, truputėlį storesnis, bet korpusas yra labai toksai gerai padarytas, tarsi išlietas, jokių traškančių elementų jame nėra ir kišenėje puikiai telpa. Kas nenori didelio
išmaniojo telefono, tai gali pasirinkti šį vien todėl, kad jis yra savo dydžio artimas jau tradiciniams mygtukiniams telefonams, Nokiams ir panašiai. Tai tokia trumpa Huawei su nestandartiniu Android apžvalga.